Projektą pristato Mita, projekto globoja Ūkio ministerija. Sveiki, pavasario sulaukę. Šiandien ypatinga laida. Joje sužinosite. Pirma, kuo gali būti kenksminga švara. Antra, vienaląsčiai ir jūs, kas be ko neišgyventa. Ir trečia, ekskursija po kvapus. Ar tai įmanoma? Visą tai ypač įdomioje laidoje apie lietuvius inovatorius nepaprasti daiktai. Kiekvieno lietuvio garbės reikalas didžiuoti savo istoriją ir krepšininkų pasiekimais. Tačiau šiandien mes kalbėsime apie kitus ypatingus žmonės. Tai verslininkai, mokslininkai, kurie kuria inovatyvius produktus. Kuo jie svarbus, naudingi, reikalingi, ką jie daro mūsų gyvenime, žiūrėkite jau tuoj pat. Mes suderinam cheminius elementus su mikrobiologiniais elementais ir mūsų tai yra kompetencija ir stiprybė ir išskirtinumas rinkoje, nes rinkoje yra įmonių, kurios tarkim, yra stiprios cheminiai srityje, yra įmonių, kurios stiprios biotechnologijų srityje, o įmonės, kurios derintų chemiją ir biotechnologiją arba konkrečiai mikrobiologiją, tokių įmonių yra labai mažai. Tokių gamintojų, kurie su probiotikais arba gerosiom bakterijom gamintų tokius produktus Lietuvoje nėra. Apskritai artimiausias toks gamintojas yra tik tai Belgijoje, tai mes pakankamai esame tokie unikalūs, ta prasme, kaip ir pati technologija. Jis yra nauja, buičiai skirti arba tiem buitiniam vartotojam produktai yra atsiradę, panašus produktai yra atsiradę tik tai prieš kelis metus. Ir tai irgi yra pasaulinė, tam tikra prasme, inovacija. Probiotikai, kas tai yra? Pasirodo, mūsų kūnai yra ne vien mūsų, tai yra savotiški bendrabučiai. Ir ant mūsų kūno ir juose gyvena daugybė vienaląsčių organizmų. Vieni padeda virškinti, kiti padeda gintis nuo ligų, žodžiu, mes be jų neišgyventume. Skaičiuojama, kad suaugusio žmogaus kūne gyvuoja iki 3 kg vienaląsčių. Pas kiekvieną žmogų žarnyne gyvena apie 500 skirtingų bakterijų rūšių. Šiaip ta visa biomasė mikroorganizmų, kuri gyvena pas mūsų žarnyne, sveria daugiau negu žmogaus smegenis ir sudaro maždaug apie 3-4 procentus suaugusio žmogaus svorio masės. Jie yra viena iš pirmųjų gynybinių sienų, kurie tą infekciją atriboja, tarkim, arba tą infekciją pašalina iš mūsų organizmo. Taip, kad tai yra dalis žmogaus ir kaip sakyti, jie veikia, jeigu žmogus organizmas, tai yra makroorganizmas, suteikia jiem terpę gyventi, suteikia jiem maisto, tai jie yra mikroorganizmai, kurie padeda tam mūsų makroorganizmą apsaugoti. Kovodami su ligomis, mumyse esantys mikroorganizmai žūva. Skaičiuojama, kad vienas suaugęs žmogus per metus netenka maždaug 1 kilogramą mažųjų mūsų pagalbininkų. Jie iš organizmo paprasčiausiai pašalinami, tačiau ligos nėra vienintelis jų priešas. Per ilgus dešimtmečius jau susiformavęs yra irgi stereotipas, naikinkime bakterijas aplink mus 99,9 %, bet kokia pasekmė viso to naikinimo niekas nekalba. Sterilumas namuose, namų aplinkoje ir mūsų kasdienė aplinkoje iš tiesų yra blogis už tai, kad jisai išprogramuoja žmogaus imunitetą, dėl ko žmonės tampa, pavyzdžiui, alergiški. Ar žinojote, alergija labiausiai paplitusi vakaruose. Trečiojo pasaulio šalyse alergijos atvejų fiksuojama labai mažai. Sterilumas, perteklinė švara skatina alergiją. Štai prie kokios netikėtos išvados priartėjo mokslininkai. Mes ypač dažnai plauname rankas, visą kūną ir savo kasdieninę aplinką įvairiausiais chemikalais tam, kad atsikratytumėm bakterijų, atseit pavojingų mūsų organizmui. Paaiškėjo, kad būtent jos ir užtikrina mūsų sveikatą. Kuo jos naudingos mūsų kūnui ir kaip tie vienaląsčiai atsiranda inovatyviausiose lietuvių produktuose. Mūsų produktai, reiškia, jie skirti, taip, jie irgi skirti, tarkim, ten valymui ar ten prausimuisi, bet tie mikroorganizmai arba probiotikai, kurie yra viduje, jie atstato tą pozityvę mikroflorą aplink mūsų ir tokiu būdu žmogus, jis gyvena
sveikiau ir neišprogramuoja savo imuniteto. Tas bakterijas, kurias mes naudojame, yra atskiri štamai arba atskiros rūšys tų bakterijų, kurios pasižymi tam tikrom gerom savybėm ir mes jau parenkam tas bakterijas, kurios konkrečiai tinka į vienus ar kitus produktus. Turime savo bakterijų banką. Pati technologija, kaip sakiau, jinai globaliai nauja yra. Gerųjų bakterijų mikroorganizmų taikymas tokiuose, nepapilduose, bet reiškia tokiuose naujose srityse, kaip, tarkim, kosmetika, higiena, reiškia, ten valymas, reiškia, buitis mūsų, tai yra naujiena ir ten iš tiesų nerti dirvonai. Ten galimybių yra daug, galimybės yra didžiulės ir mes matome perspektyvų ir į tai investuojame ir tai mūsų visa mokslinė tyrimoji veikla į tą ir nukreipta. Aha, aš supratau, lietuviškas valiklis valo. Tačiau valo ir kiti pasaulyje esantis valikliai. Tai kuogi lietuviškas valiklis yra valikliškesnis už kitus pasaulyje esančius valiklius? Jos nedirgina odos, jos yra bioskaidžios, tai reiškia, kad nekenksmingos gamtai, tuo pačiu ir pačiam žmogui. Ekologiškos plus probiotikas tai yra sveikatina aplinką. Tiesiog, nes sterili aplinka, ji tiesiog savaime negali būti. Kai paviršiai yra padengiami probiotikais, gerosiom bakterijom, jie tiesiog fiziškai užima ant paviršių vietą, tai patogenas jau jisai ant to pačios vietos jis neturės kur prisikabinti. Tiesiog tokia konkurencinė kova už buvį, aš arba tu. Nes jeigu aš čia stoviu, tai jūs jau, tarkim, neatsistosit vietoj manęs, nes aš jau čia esu. Naujoms idėjoms reikia naujų būdų, kad sukurti naują produktą. Ir žinoma pinigų. Tai iš kur gaunama parama? Šita pati laboratorija, kur mes dabar esame, jinai yra kofinansuota europiniais pinigais. Laboratorija kainavo 2 milijonus litų, iš kurių mes 1 milijoną gavom kaip paramą, 1 milijoną įmonė investavo pati. Ta parama irgi įgalina mokslą komercializuoti ir mokslą paversti kažkokiais produktais ir kažkokiam tai technologijom. Verslas dažniausiai į žmogų nebežiūrėjo tiesiog. Verslas buvo verslas, o mokslas buvo atskirai. O čia stengiamės mes sujungti ir mokslą ir verslą ir pagaminti iš tikrųjų kokybiškus ir labai gerus produktus. Sūrelių dešros ir pelėsinio sūrio su probiotinė medžiagom esu prisiragavęs sočiai. Gerbiamas Tomai, ar galima paragauti, galima išgerti jūsų valiklio su šiais probiotikais? Ar jūs pats išdrįstumėte tai padaryti? Gert nereikia, ne tam skirta, bet aš pats, tiesą sakant, per prezentacijas anksčiau, kai žmonės klausė, sako, visi čia aiškina, kad čia iš natūralių medžiagų, reiškiasi viską, bet sako, įrodyk, reiškia. Tai man tekdavo išgerti, tai užsimaišai ir išgeri. Ir tada pas žmogų klausimų nebekyla, ar čia yra natūralus ar nenatūralus. Įsivaizduokite, kad neužuodžiate kvapų, nei pušyno po lietaus, nei gėlių, nei kvepalų. Baisu, ar ne? Šis siužetas jums papasakos apie tai, kas yra kvapai ir kaip kuriami kvapai. Kvapai mus veikia emociškai, labai stipriai, mus veikia mūsų emocijas ir veikia mūsų prisiminimus, jeigu mes su to kvapu esame susidūrę. Tai čia dėl to yra ir tokių paradoksų, kad mes kartais vengiame kvapų vien dėl to, kad jie bijome, jog jie gali mums sukelti nevaldomas emocijas. Vystantis chemijos pramoniai, chemijos evoliucijai buvo pradėtos kurti naujos medžiagos, naujos molekulės, sintezuojamos naujos molekulės, pakaitalai natūralių medžiagų, kurie labai atpigino, aišku, ir kosmetikos gaminius, ir parfumerijos gaminius. Jie atsirado prieš keliasdešimt metų, prieš 150 maksimum, 100 daugmaž. Ir patirtis žmogaus kūno, kaip po gyvos būtybės, yra labai nedidelė su šitom medžiagom gyvenimo šalia, su gyvenimo. Ir galima įtarti ir daryti tokią prielaidą, kad tų cheminių medžiagų buvimas aplinkoje, gyvenimas tokioje aplinkoje gali daryti žalos žmogaus sveikatai. Iš tiesų, ką ir rodo tų tokių visokiausių neaiškios kilmės ligų augimas. Ir vėžio, ir alergijų. Ir joks gydytojas negali pasakyti tiksliai, nuo ko viena ar kita liga prasideda, nuo ko atsiranda vienas ar kitas susirgymas. Ir aišku, baksnuo tiesiai pirštu, kad ar nuo šito, nuo kosmetikos, ar nuo maisto, ar nuo aplinkos vienareikšmio atsakymo nėra. Kvepia ir natūraliai gaunamos medžiagos, ir laboratorijose sukuriami skysčiai. Kaip atskirti, kurie iš jų kelia alergiją, o kurie ne? Nauja technika, tos naujos technologijos leidžia tai pagrysti jau labai objektyviais duomenimis. Sakysim, chromatografas gali mums padėti labai
tiksliai išanalizuoti, suskaldyti iki smulkiausių junginių, tai sakysim, tokia sudėtinga substancija kaip eterinis aliejus. Ir žinoti, kad sudaro, sakysim, tokios ar vienokios medžiagos su tokiais ar tokiais kiekiais ir tikėtis kažkokio vienokio ar kitokio poveikio. Atleiskite, tai kaip vadinasi tas aparatas, kuris kvapus išskaido į daleles? Mums labai padeda tas dujų chromatografas. Tai chromatografas duoda mums, ką mes galime tiksliai žinoti savo naudojamų žaliavų sudėtį. Žinom, kiek ten galimai yra, koks procentas tam tikro alergeno. Mes jau galime labai tiksliai įvardinti ir pasakyti, kad yra arba nėra kažkokios ar vienos kitokios medžiagos. Kvapą sudaro daugybė junginių. Tai kaip tas stebuklingasis chromatografas sugauna molekulės ir ką su jomis daro? Veikimo principas yra netoks ir sudėtingas iš tikrųjų. Mėginys yra injekuojamas į patį prietaisą, kuriuome helio dujos jį nuneša į tą vadinamą kolonėlę. Joje kvapas, mūsų kvapioji substancija, yra išskirstoma į tuos mažuosius kvapelius, atskirus junginius, kurie yra būtent identifikuojami masių detektoriuje. Tai molekulė yra suskaldoma į fragmentus ir sudaromas masių spektras. Ir pagal tai mes galime pasakyti, kiek ir kokių junginių yra mūsų tam pagrindiniam mėginyje. Tai yra tam tikri junginiai pripažinti kaip alergenai. Tai taip, jeigu jo koncentracija yra pakankamai didelė, tai tiesiog žmogus turėtų žinoti, kad taip, šitam produkte yra alergeno. Masių spektras, chromatografas, judrioji fazė, junginiai ir molekulės. Esu užtikrintas, kad tai ne vieninteliai mus stebinantys burtažodžiai. Gerbėmieji inovatoriai, juk kurdami ypatingąją savo kosmetiką, jūs naudojate dar ir kokius nors kitokius savo pavadinimais liežuvį laužančius įrenginius. Kas dar stovi garbingiausiose jūsų laboratorijos vietose? Aš žinoma apie sniferį. Sniferių tas naudojimas jisai gali būti keleriopas. Reiškia, viena vertus tai toks pats teisingiausias būdas tai yra žiūrėti į chromatogramą, kompiuteryje jinai matosi. Mes galime čia analizuoti tą sudėtingą polifoninį junginį, kurį mes turime, tokį daugiasluoksnį labai išdėliotą po vieną ingredientą laike, tokią seką. Tu matai, kad taip tikrai šitoj būtent vietoj čia kaip tik labai viskas gerai vyko. Arba kaip tik šitoj vietoj yra duobė, viskas sulipo, viskas ten dingo, arba kažkoks išlindo rūgštus kvapas. Na va, tai žodžiu, jisai toks labai geras prietaisas, labai man jis patinka, aš jį labai myliu, labai džiaugiuosi. Tai gal jūs sukūrėte tą įžymųjį Vilniaus kvapą? Kaip gimė ir kaip buvo įgyvendinta ši kvapi idėja? Kai Vilnius buvo Europos sostinė ir aš buvau pakviesta tiesiog vadovauti, buvo kuriamas 5 pojūčių projektas, toks tarptautinis didelis projektas, ir aš buvau pakviesta vadovauti kvapų laboratorijai. Iš karto gimė idėja, kad yra senasis Vilnius ir naujasis Vilnius. Ir mes tiesiog keliavome per Vilniaus įvairias vietas, aplankėme bažnyčią, aplankėme Vilnelę, aplankėme rankraštyną, uostėme, kaip kvepia universitete manuskriptai. O paskui mes pasivaikščiojom po Naująjį Vilnių, už Neries, apžiūrėjome dangoraižius, pauostėme ir mes sukūrėme tuos 2 kvapus ir mes juos patalpinome į Kudirkos aikštėje. Ten yra toksai stulpas reklaminis, tai jie stovėjo tame stulpe, tie kvapai, ir kas pusę valandos pagal laikrodį išpurkšdavo į aplinką Senojo Vilniaus vienoje pusėje ir Naujojo Vilniaus kitoje pusėje, žodžiu, to kvapo. Va, ir ten kažkurį laiką tas kvapas buvo, ir žmonės ateidavo jo uostyti ir buvo visiems įdomu, kaipgi čia kvepia tas senasis ir naujasis Vilnius. Akivaizdu, kad tokios inovatyvios laboratorijos galimybės yra pritaikomos ne tik kvapams kurti. Ką dar čia galima tirti ir gaminti? Jeigu gamint kosmetiką, tai gamint vertingą kosmetiką. Ir yra tokia mūsų moto. Vienas dalykas, kad mes galim labai jau tikslingai atsirinkti žaliavas, kurias mes naudosim gaminiuose, naudojant savo tos įrenginius. Ir kitas dalykas, mes jau galim išsitirti ir galutinį produktą, jo efektyvumą, ko labiausiai ir tikisi moteris. Ne, jeigu naudoja kremą, vyresnė moteris tikisi, kad kremas ir drėkins odą, ir elastingumą odos gerins. Tai mes tą galim padaryti su odos analizatoriumi. Matuojant elastingumą,
tas aparatas truputėlį įsiurbia odos savo vidų ir tokiu būdu, pagal tai, kiek jisai įsiurbia, kompiuteriai mes matom braižomą kreivę. Ir čia ta kreivė įrodo, kiek oda yra elastinga. Tai mes galim pasimatuoti, koks yra odos elastingumas iki naudojant mūsų produktą, pavyzdžiui, balzamą kokiai brandžiai odai, ir koks yra pokytis panaudojus tą produktą. Savaitę ar kelias savaitės ar mėnesį. Sakoma, neišradinėk dviračio, daryk viską taip, kaip įprasta. Tačiau inovatyvieji Lietuvos verslininkai išrado audinį. Jis nedega, yra neperduriamas ir saugo nuo visokių vabalėlių. Tikras stebuklas. Šitas gaminys yra prieš uodus, kurį galite dėvėti einant į mišką, pasivaikščioti. Jisai tikrai efektyvus ir padeda išvengti nemalonių uodų aplinkui. Čia yra nano apdirbtas gaminys, kur ir minėjau, jisai atstumia purvą ir jo savybė yra, kad šita savybė niekada nepradingsta. Jūs jį išlyginate ir vėl visos savybės per naujo atsinaujina. Apsauga nuo erkių, apsauga nuo vabzdžių, kas važiuoja į tas šalis, kur yra pavojus turistam, kur yra pavojus maliarinių uodų arba geltonojo drugio. Žmogus vaikščiodamas su tokia lengva, nešilta apranga, jis apsaugotų savi nuo tokių žiaurių susirgymų, kur žmonės mūsų prasiveža tokias ligas. Atsparus pjūviams, antistatinės savybės ir prieš visos ugniai atsparios savybės šitam gaminyje. Tai jisai yra tikrai ir minkštas, jūs pasižiūrėkit, ir minkštas, ir malonus dėvėti. Pavyzdžiui, su antibakteriologiniu užterštumu, kurių į tas teritorijas gali eiti apsilengę žmonės su tokiais rūbais, tai paprasčiausiai mūsų greitosios pagalbos darbuotojai, visi, kuris skuba pas ligonius. Juk ligoniai būna ne vien tik tais, kad ten kokiom lėtinėm, bet būna infekcinės ligos, kurios persidudavo arba gali būti ir jeigu bakteriologinio kokio ginklo panaudojimo atveju, irgi mūsų medikai turėtų būti apsaugoti, kurie pirmieji eina į tokias zonas. Tikiu, tikrai tikiu. Išmirkiai audeklą kokioje nors chemijoje ir jau lekia šalin uodai, kaip velniai nuo švęsto vandenėlio. Tačiau kaip audeklas gali nebijoti aštraus daikto? Tai yra legirotos plienas, kuris yra žmogaus plauko storio, kartu su vilna, jie yra suvirpti, kadangi jų didelis kiekis, jie yra atsparūs. Tokiam, daleiskim, stiklas krenta žmogui ir jis taip pat būtų audinys perpjautas ir viskas. Čia yra gal daugiau, aišku, čia buvo iš karinės srities pirmas, tai yra šturmo grupėm visokiam buvo daryta, tai yra jėgeriams arba kitiems, kur dirba tokiuose pavojinguose. Praktiškai dabar, kur jau teko panaudoti ir tai viena deimantų kasykla, užsienyje esanti visą aprangą nupirko va su tokiom neprapjaunamais, nepradurimais rūbais savo apsaugos darbuotojams, kurie saugo deimanto kasyklas. Iš mūsų NATO kai kurių šalių armijos turbūt matėte ir iš pavyzdžių, kur gaminami yra pagal galima atskirti kokios. Tai yra šitų yra susidomėjimas ir perkamumas. Kągi, apsirėdžius drabužiais iš tokio audinio ir šokiai su kardais jau nebaisus. Tačiau kaip jūs išsprendėte audeklo su vitaminu E povandenininkams problemą, juk vitaminas E vandenyje išsiskalbė? Principas turbūt iš gamtos paimtas. Reikia tą vitamino dalelę apvilkti į kažkokį tai tokį apvalkalą, kuris būtų panašus, kai kipišas būna, žinot, kai į kelnes ar į plaukus prisivilė tų kipišų. Tokiu principu į tokią nano dalelę, kuri turėtų kibius elementus. Ir ta nano dalelė vitamino aprengta su tokia apvalkalu, pradžioj verpalo gamybos, kol verpalas eina pluoštas, nesusuktas per stakles, jis yra įterpiamas į tą verpalo pradinėje stadijoje pluoštinę tokią liniją.
Po to jie yra, kaip gaminamas verpalas, susukamas tas pluoštas, gaunasi jau verpalas. Jis dar papildomai įsitvirtina, po to jis yra ten apdirbamas ir termiškai tas verpalas, ir dažomas, dar papildomai įsitvirtina. Ir kai pagamina, mes išmesgam ir pasiūm tokius gaminius su tokiais nano dalelių įtvirtintais verpalais. Tai jis jau atlaiko iki 60 skalbimų. Kaip jis paskui patenka į tą žmogaus organizmą? Žmogaus prakaitas, sąveikuodamas su ta viršutinė kapsulėlė, vadinkim nano, ir su to vitamino molekulė esančio viduj, žmogaus prakaitas ištirpdo, turėdamas savyje cheminės medžiagas atitinkamas, ištirpdo tą kapsulėlę ir tas vitaminas absorbuojasi į žmogaus odą. Akivaizdu, kad tokiam audeklui sukurti močiutės virbalai ir staklės klėtie tikrai netiks. Kokią techniką naudojate jūs? Mezgime yra 60 visiškai naujų, inovatyvių mašinų, su kuriomis galima išgauti įvairiausius naujausius raštus. Tai išlaiko oro tarpą tarp mezgimo, dviejų adatinių, vienu žodžiu. Tai yra tikrai inovatyvus mezgimo tipas. Sakykite, prašau, kiek laiko veikia šį jūsų inovatyvius produktus siūlanti įmonė ir kokio jį yra dydžio? Tai yra šeimos verslas, tai yra dirbu aš, mano dukros dvynukė, žmona. Tai yra sukurtas, skaitykime, per 25 metus tas verslas, išvystytas nuo labai nedidelio pradinio gamybos apimties, turint tik 2 paprastas rankinio mezgimo mašinas ir išvystyta iki šių dienų šiuolaikinio verslo. Tad šitas verslas tai yra ir mano hobis. Tai aš tiesiog kiekvieną dieną džiaugiuosi dirbdama šitą darbą o kaip kažką naujo surandi, sugalvoji, atrandi, tai iš viso, tai yra tavo gyvenimo džiaugsmas. Ačiū, kad buvote su mumis. Kitą savaitę dar daugiau inovacijų ir verslaus kūrybiškumo istorijų. Susitiksime sekmadienį. Iki. Laida parengta bendradarbiaujant su Mokslo inovacijų ir technologijų agentūra ir finansuojama Europos regioninio plėtros fondo lėšomis.